Nu, labryt visiems. Žiūrėk, kas dėtas pas mus. Normaliai privarė, kokiam psom. Pusnis tai iki metrų kažkur. Su naujais metais vis. Kuo noriu palinkėti sveikatos tikriausiai. Kuo daugiau reikia tik sveikatos. Kai bus sveikata, bus viskas. Ne. Esu po ilgo atostogų. 2 savaitės atostogavau. Tai nieko daug nepasidariau. Einam į pirtelę, parodysiu, kaip kas atrodo. O šitai ir vidui pripūsti per tarpą. Nes čia praeitais metais tik nupirkau tą angarą ir pasidariau tą sieną ir nebespėjau uždėti čia sujungimą ant skardų. Ir negavau, blemba, tokios skardos, tokios pat, kad galėtų užkišti ir būtų vientis sujungims. Jei būtų buvęs vientis sujungims, tai reikės lankstinuką daryti, tokį palangikį, pakišti po apačią ir užleisti ant viršaus. Blemba, tai saulė švieta, tai sninga. Čia irgi vartai aukštins, įsidės 4,5 metro aukščių, 5 pm pločio, tokie į viršų darinėjami, kai galėtų modulis normaliai išvežti. Sniegą kasdavau su šiupelė, bet užsakiau ant 4 peilį, tai bus patogiau dabar čia į namus kasti, į darbę kasti, sodybai kasti, tai visur tik kasti. Einam, pirtelė. Einam, pažiūrėkim, ką čia pasidarė. Nu, jūs tikrai, kad čia neįsit, pabūk čia. O, lentelę susikaliau, rozetę susidėjau. Čia į viršų dėjau dėl infraraudonųjų spindulių kokį mažą šildytuvą pasikabinti. Čia pačioj arbatinukui, dar kam nors. Kodėl reikalingi čia infraraudonųjų spindulių? Nu, nebūtinai tas infraraudonųjų spindulių, bet šildytuvus, pavyzdžiui, kai čia šlapiai ir vis tiek kėdės su paminkštinimais ir vis tiek palieka šlapius, viską paliek per naktį, išdžiūn viskas. Pas manis taip ir padaryta, tai pilnai užtenka mažiuko infraraudonųjų spindulių šildytuvų. O grindys sudėtus vinils, apvadai, ant lubų dėjau tokias grotelės. Realiai žiauriai gražiai atrodo. Čia įsidėt šviestuvus su IP. Aš tas lentelės dar reikia biškį valyti. Čia bus dėžutė, raudonas laids, karšių atsparus spiečiai. Čia rozetė jungtuks, vidaus lauko. Čia saunos jungtuks padaryts. Jo, duris, papras stiklinė. Gražu, vietos pilnai užtenka, apie 6 kvadratai. Pilna. Tai dabar galvoju, tėčių šitai bus elektrinis 9 kW, vienfazis. Ir reguliavimas bus ant pačio pečiaus. Ir čia galvoju įdėsiu automatą ant Wi-Fi'aus. Galėsit į telefoną įeini, sėdi kambarį, pavyzdžiui, įeini telefoną, įsijungi pečių, šil. Nereikia niek daryti, išjungi kada nori. Na, aš tik tai reikia ant pačio pečiaus nusireguliuoti temperatūrą jau, kad visą laiką
vieną būt, nes, nu, aišku, gali pareguliuoti, kad būtų šalčiau, šilčiau, nu, bet vis tiek daugumą nusireguliuoja vien temperatūroje ir visą laiką taip pačiai temperatūroje ir šildos. O pajungimas bus per telefoną. Patogu. Patogu. Einam į sauną dabar pažiūrėti. Kas dabar čia padaryta? Va, čia jau viskas užbaigta. Bereik. Čia dėsis popiečių plytelė. Terasinė tokia 2 colių, kaip dabar tas naujoviš terasas daro. Iš metalinio karkaso ir plytelę sudėt. Ore kabančią. Čia dėsis tokia. Ir nežinau, ant sienų dėt, nedėt. Ar reik, nereik, nelabai, man atrodo, reik. Bet galvoju, gal uždės. Porą plytelių. Porą plytelių uždės. Ir bus viskas čia. Dabar čia padariau tokį štai. Kada nori, tada išsitrauki. Kada nori, tada išsitrauki. Kada nori sustum, išsinešti laugalį, išsivalyti viską. Nu, aš dariau taip, kad kaip man atrodo, kad būtų patogu. O kaip kam čia atrodo, tai aš nežinau. Aš darau taip, kad būtų patogu man. O jei man patogu, tai man atrodo daugumą bus patogu. Dailylint slėpa. Čia gultas 60 ant 2 metrų. Ir atsigulti ir pasidėti. Čia dabar padariau. Tas ieškojau tų grotelių. Tai tokių stumdomų, tai pirkti iš vis ten paėmė sulūžtanos vietoj. Tai pagaminau pats. Tik čia šitai darysiu dar, kažkokį reiks įdėti. Kažkokias tinkliuką metalinę kažką, nes, nu, nelabai gražiai atrodo. Tai va, čia tokį padariau. Lempa čia. Irgi gautą padariau pats. Dar trūks vien pagaliuką, reiks prisukti vien pagaliuką. Ir bus viskas. Bus viskas. Gražu. Išsivalyti reikia dar viską. Nu, aplink langą kampuką įdėti. Dabar čia bus LED apšvietimas. Juostą uždėti tokį palei čia. Ir ant tų lentelių žiauriai gražiai atrodo LED juosta, kai į apačią šviesti per tarpus. Žiauriai gerai atrodo. Tai nusprendžiau LED juostą dėti. Lipam parodyti, kokie sprendimai ir padaryti. Čia kaip lentelis ir čia tarpai. Ir, nu, bitėm, musėm čia ir pats gazas lyst per toks taras, bet uždarau pilną iš viršaus su tašiuku. Ventiliacija čia ir pilnai ventiliuojas per visur. Ir čia dedas profiliuks 15 mm. Ir va taip šitai LED juostą prisiklijuo. Taip šitai LED juostelę prisideda. Ir užsileid skardą. Užsileid skardą dar žemiau kažkur apie porą colų. Ir bus liuks. Ir bus liuks. Dabar aplinkui dar reikia apeiti, uždaryti visus tarpus nuo mūsų. Nuo mūsų ir bus gerai. Išsivalyti, važiuoti skardas, išsilenkti ir išvežti lauk ir apskardinti. Dabar plytelės dydis 2,5 ant 5. Aukštis 2,80 lauko. Vidaus lubos apie 2,5 kažkur, 2,5.
Dabar pakalbėkime apie kainas tokios pirtelės. Čia ir grindys 15 comų apšiltintos, sienos 10, lubos 10. Oro tarpai padaryti, sienų storis ir apie 20 comų. Čia su oro tarpais tiek gaunas. Šilumos izoliacija ir, sakyčiau, žiauriai gera. Ant fasado ir lentelė, dvigubs oro tarps ir USB dėl tvirtumo ir dėl šalčio, kad neįeitų. 10 comų vatos, plėvelės, oro tarpai, lentelės. Na, aišku, pačioj saunai folija dėta, oro tarps, lentelės. Ir vis fasadas ir ventiliuojams, tvarkingai padaryts. Pats irgi vis tvarkingai padaryts. Vis pats, kaip sakiau, jau ne vieną kartą ventiliuojams ir per patį karkasą. Ir dabar kaina. Tokios pirtelės savikaina ir apie vien medžiagų viršį 6 tūkstančius. Tokios kokybiškos pirtelės kaina ir savikaina apie 6 tūkstančiai eurų. Dabar pardavimo kainos ir 11 tūkstančių eurų kainos. Tai va, kam reikia tokios pirtelės kokybiškos ar kitokios, skambink, susisiekit, pastatysim. Galim mažytę, galim daug didesnę pastatyti, kokį tik nori. Be šiltinimų, šiltinims sienos vis tiek bus. Be grindų šiltinimą galim padaryti. Kaip dabar madinga, tai galim kokį tik nori. Pigesnį, brangesnį, visokią galim pastatyti. Tai va, šiam kartui tiek, tokį trumpą apžvalginį video padariau ir užteks eit pasibaigti visą tą pirtį, dėt skelbimuką ir išvažiuos. Toliau statysiu mažesnį pirtelį. Reikia pastatyti porą sandėliukų ir mažesnį pirtelį. Tai va, einam toliau dirbti. Iki.